patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin Oras šilumos siurbliais. Labadiena visiems, labas Vaidai. Labas Algi. Taigi, šiandien turim nutikimą. Nutiko nutikmuo. Skrido mažas lėktuvėlis ir sugedo motorėlis. Objektas. Tai buvo pranešime oficialiam pirmajame. Tai jo, iš tikrųjų, aš galvojau kalbėti visai nuo kitų dalykų pradėti. Ir dabar gaunasi, kad jau nuo trečio punkto kalbėsiu, ką planavau, o ties pirmo antro punktų kiti dalykai išvežesni. Gerai. Įvyko čia, bet atnešiau Selemutės eilių, paskaitysiu tau. Sulamdytas toksai papiergalis. Tai aišku, dėl šito nukritusio drono situacijos karščiausia, aš galvočiau taip, kad pirmiausia chronologija, kaip viskas įvyksta, nes visi žinom faktą dabar jau. Nukrenta dronas, jisai iš pradžių 11:30 berods yra tas fiksuotas laikas, kad jisai yra nukritęs. Maždaug 12 valandą berods jau tada yra pirmieji pranešimai, kurie yra klaidingi. Kodėl klaidingi, to prie to pereinam, bet prasideda mažas chaosėlis, įsijungia žiniasklaidos tradicinės žiurkių lenktynės, nes tu negali neskelbti. Komunikacija tuo metu ten, kur turėtų jinai veikti, jinai neveikia, tyli, ne pirmą kartą, tai iš žiniasklaidos pusės viskas yra blogai, iš valstybės, iš kariuomenės pusės viskas yra gerai, nes tu turi surinkti tą informaciją, turi koordinuoti, tik tai tada gali pateikti ir visa sistema veikia taip, kaip suplanuota. Netitinka mūsų lūkesčiai, žiniasklaidos lūkesčiai, visuomenės lūkesčiai ir tai, ką gali pasakyti. Mums atrodo, kad galėtų greičiau ir aiškiau pasakyti, kad į žiniasklaidą galėtų šitą naujieną patekti, būtų aišku, tai nuotrauką pateikė, komentarą ir panašiai. Tie komentarai po truputį velkasi, kai pasižiūri iš atstumo dabar, atrodo, nieko čia tokio baisaus nevyko, viskas galiausiai daugiau mažiau ir paaiškėjo, dabar dar paaiškės, kai mes įrašinėjom šitą laidą. Aš jau spėjau straipsnį parašyti ir dar bus spaudos konferencija, kur galbūt daugiau informacijos pateiks ir patvirtins tai, ką aš jau parašiau. Nes kai pasirodo pirmoji nuotrauka, kur yra neaiškiai, apkropinta, apkarpyta, tada klausimas, kas čia yra iš tikrųjų panašus į šahedą, taip kaip paskelbė BNS-as. Nors jau buvo pasitaisęs, kad ne šahedas, 15 minučių, kas yra iš esmės BNS-as, įsideda iš viso belenkokios skraidyklės nuotrauką kvadrokopterio, kalbant apie šahedą, gaunasi toliau chaosėlis. Kalbama tada oficialiuose pranešimuose apie objektą, kuris grėsmės nekelia, su referencija į vairius dronų perėmimus pastaruoju metu iš Baltarusijos pusės, kas yra kontrabandininkai, tai galbūt čia nieko tokio neįvyko iš tikrųjų. Aš žiūriu tą nuotrauką, žiūriu kažkur tai matyta, nes kadangi iš tikrųjų panašu į šahedą, tai yra tasai padengimas juodas, kuris teoriškai turėtų slapinti šiek tiek radarų signalus. Ir akurat tai yra ne šahedas, o šahedo atitikmuo vėlgi, o imituoti šahedą skirtas bepilotis orlaivis Gerbera. Šiek tiek mažesnis, tas pats Delta sparnas, panašus, gal mažiau galingas motoras ir iš esmės skirtas tam, kad pridengti šahedų skrydžių. Šahedai, kurie šimtais kiekvieną naktį atakuoja ir mes kalbėjome, kad jau tuoj sulauksime 1000 reido. Tai tose grupėse tikėtina, kad tokių imitatorių Gerberų skraido irgi daug. Tarp tų 100 yra ne tik tai šahedai, bet jų yra ir būtent Gerberos, kurios beveik identiškai atrodo, vadinasi perkrauti ukrainiečių oro gynybą skirti tam, kad jie išeikvotų savo oro gynybos priemonės, ypač raketas, nes vėlgi dažnai vadovavimas to principu, kad tu nenumušinėsi su brangia raketa pigaus šahedo, bet praktika rodo, kad tiesiog kartais neturi kito pasirinkimo, jeigu lieks pas tave į namus, tai tu numušinėsi su visko, ką tu turi, įskaitant Amramus ir taip toliau. Ir jeigu tu į dar mažiau kainuojantį Gerberą pataikai su Amramu kelių milijonų vertės, tai tada tu, iš esmės ne tai, kad susimauni, bet tu išeikvoji tą raketą, kurią galėtum numušti kruizinę raketą arba tą patį galbūt šahedą. Kritiniu atveju tu prasileidi, taip sakant, tą vertingesnį taikinį, kuris iš tikrųjų varo. Kaip tada iš tikrųjų jisai pateko tas Gerbera Lietuvos teritoriją, tai tarkim taip,
nežinau, kas bus pasakyta vėliau, mano šaltinių turimais duomenimis jisai buvo stebimas, čia ir kariuomenės pranešimas irgi buvo pastebėtas, ne Lietuvos teritorija, galima suprasti, kad buvo pastebėtas Baltarusijos teritorijoje, praėjusią naktį iš Rusijos per Baltarusijos teritoriją Ukrainą atvarė mažiausiai 20 šachedų ir vienas, galbūt keli, jų nukrypo nuo kurso. Taip kartais įvyksta. Tarp tų šachedų galėjo būti daugiau šitų gerberų ir vienas jų praskrenda visą Baltarusijos teritoriją, tai yra nuo pietų, nuo Gomelio iki pat Lietuvos teritorijos. Kodėl Baltarusiai jo nenumuša? Tai čia galima visokių svarstymų dabar žarstytis jais, bet atsakymo akivaizdu, kad nebus, nes tai yra režimas, tai yra tokia valstybė, kuri to atsakymų normaliai nepateiks. O jeigu pateiks, tai netgi galbūt pateiks po kilimu. Šalto karo laikais būdavo, kad ir priešai tarpusavyje tam tikrus ryšių kanalus palaiko ir galbūt kažką tai pasakys, bet oficialiai tau niekas nieko nepatvirtins. Ar jie iš tikrųjų bandė numušti, ar net nebandė, arba kažkoks patikrinimas buvo, visi pagal savo fantaziją, sugedimo laipsnį, pagal įsivaizdavimą, pagal turimą, neturimą informaciją. Visi dabar gali skirtingas teorijas kelti ir mes atsakymų čia šitoje vietoje neturėsim, netgi po visų oficialių tyrimų. Kaip pamatysim, bet esmė ta, kad jisai įskrenda, 1 minutę prabūna Lietuvos oro erdvėje ir krenta. Dabar kodėl krenta irgi klausimas, ar dėl to, kad jisai yra, tiesiog baigėsi jam resursas, ar dėl to, kad ryšio signalas yra prarastas, gerbero dronai lygiai taip pat kaip ir šachedai gali būti užprogramuojami skrydžiui su įvairiais nukrypimais nuo kurso specialiai tai darant, ar jie palei telekomunikacijų bokštus skrenda, naudojasi Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ryšių tinklais, koreguodami savo kursą, ar jie gali būti valdomi kamera, ar tenais buvo kamera, iš tų nuotraukų, kurios dabar yra paviešintos, matosi, kad ta ertmė, kurioje galima įdėti ir kamerą, galima įdėti beje ir sprogmenį. Čia dabar kalbam apie tai, kad jisai buvo nepavojingas šitas objektas, lėktuvėlis jokios grėsmės nekėlė. Tai tu tai gali pasakyti tik tai tada, kai jisai yra jau ant žemės. Bet kai jisai skrydžio metu, kai jį sunku identifikuoti ir atskirti jį nuo šachedo, nėra taip paprasta. Kad ir kas ką besakytų. Tai tu tuo metu tikrai nežinai, ar jisai gabena tik tai kamerą, ar jisai gabena ir kovinę dalį. Ta kovinė dalis tebūnie palyginus su šachedu yra, aš sakau šachedas, nes įprasta kalbėti, bet aš puikiai suprantu, kad tai yra Geranas. Tai yra Rusijoje pagamintas Geran 2 modelis, šachedo modernizacija, pavadinkime taip. Čia tiksliau būtų vartoti, jeigu aš sakau, kad tai yra ne kabai, tai yra UMPK bombos, man reikėtų sakyti Geranai. Tebūnie bus Geranai. Tai Geranas gabena 60-90 kg svorio kovinę dalį, šitas gabena nuo 3 iki 5 kg kovinę dalį. Gali gabenti, tai tu nežinai, ar jisai gabena, negabena, ir kai jisai krenta į tave, jeigu tu esi, nežinau, eilinis žmogelis ar premjeras sodyboje ar automobilyje ir tave atvaro šitas dronas netyčia arba tyčia, tai kovinė dalis pakankamai gali daug padaryti žalos tiek tau kaip žmogui, tiek valstybei, šiuo atveju. Tai va, tai kai šitas vyksta, prasideda visas chaosas, išsiaiškinam, kas čia per dronas, tai iš karto šviečia ta pati situacija, kuri buvo pernai metais Latvijai. Kai pernai metų rugsėjai nukrenta tikras šachedas, net nepamenu su kovinė dalimi ar be jos, bet esmė ta, kad klausimų tada kilo natūraliai visuomeniai, tai kodėl nenumušė, kodėl NATO naikintuvai nenumušė, ką veikia mūsų oro gynyba ir panašiai. Ir lengvų atsakymų nebuvo tada, lengvų atsakymų nėra ir dabar. Tada aš kėliau klausimą, o ką mes tokiu atveju darytumėm, ar mes esame pasiruošę, ar mes galime tam pasiruošti. Tai, kad galima pasiruošti visą laiką, galima sakyti, kad taip, jo, bet tam reikia labai labai daug ir įdėti veiksmų, įvairių pastangų. Ir ar tai yra padaryta, manau, kad akivaizdus atsakymas čia yra, kad ne. Kita vertus, pats reagavimas, mes, kadangi nežinome visos informacijos, reagavimas į šitą atvejį, ne komunikacinė dabar prasme, bet realia prasme, kaip jisai tenais nukrenta, ar jisai vėlgi paveiktas elektroninės kovos priemonių Lietuvos turimų, ar kitokiu būdu nukrenta, tai net jeigu mes tų priemonių turim, jos yra ribotos. Net jeigu NATO naikintuvai tuo metu, kurie būdė virš Lietuvos, vykdo savo
užduotį, tai yra tiesiog eilinė treniruotė, ar tai yra tiesiog pakelimas naikintuvo, nesijant konkrečiai su šituo atveju, jam yra duodamas signalas, kai radarai pastebi atskrendantį objektą link Lietuvos teritorijos, vadinasi, vektorius yra aiškus ir naikintuvams yra duodama skiriama užduotis. Kokia ta užduotis, mes irgi dabar kol kas dar nežinome, bent jau dabar tu gali patikrinti, ar yra konferencija, ar kažkas tai pasakė konkrečiai apie tai, kokia buvo NATO naikintuvų misija. Numušti, bet klausimas. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emūra. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.